Sveiki. Sulaukiu nemažai klausimų, kaip vis dėlto iš desktopo, asmeninio kompiuterio ar įmonės kompiuterio, kurioje naudojatės duomenimis duomenų bazėje, persikelti į mobilę aplikaciją arba į mobilę Kugiso versiją, kaip duomenis rinkti offline ir po to grįžus iš duomenų rinkimo juos sinchronizuoti su pagrindinė duomenų baze. Tai šiandien pasižiūrėsime trumpai, kaip susikonfigūruoti duomenis naudojant QField, tai Android programėlė. Android yra iOS programėlė, kurią galite nemokamai atsisiųsti iš Google Play ir Apple App Store. Jis instaliuojasi ganėtinai paprastai, jokių specialių nustatymų nereikia. Ir QField programėlė yra irgi atviro kodo ir turi versiją cloudinę, tai cloudinė versija yra nemokama iki 50 MB saugant duomenis, o mokama leidžia neribotą kiekį, kaip ribotą, bet su pakankamai didelį kiekį duomenų laikyti online. Tai mes naudosime tą nemokamą versiją pilnai atviro kodo. Ir QFieldo programėlė yra suderinta su Kugisu, tai reiškia tai, ką jūs turite Kugise, galima persikelti į telefoną, persikelia ne tik tai, kad duomenis, bet ir pati žemėlapio vizualizacija, formas ir visa kita. Ir tuomet galima offline'iniu režimu rinkti duomenis ir juos po to atgal sinchronizuoti. Tai aš QField programėlę jau esu susinstaliavęs Android telefone, o dabar eikime į Kugisą. Tai mes turime duomenų bazę, toje duomenų bazėje, įjungime, turime žemėlapių schemą, joje saugome Kugiso projektus, turime problemų sluoksnį, tai problemų registras, kuriame mes registruojame įvairias problemas ir seniūnijų sluoksnį. Ganėtinai paprasta struktūra, atsidarykime Kugiso projektą. Taip. Čia matysite vizualizaciją, galim identifikuoti kokį vieną objektą, formą, tam tikri laukai, istorija redagavimo ir panašiai. Tai nieko ypatingo, ganėtinai paprasta struktūra. Taip pat mes čia turime seniūnijų sluoksnį, tai problemų sluoksnis ir seniūnijų sluoksnis atkeliauja tiesiai iš mūsų duomenų bazės, o saugomos teritorijos, geoportalo foniniai žemėlapiai atkeliauja kaip elektroninės paslaugos. Taip, tai visų pirma, ką mums reikia padaryti, tai išsisaugoti tą projektą. Mes saugom jį duomenų bazėje, bet išsisaugokime lokaliai diske. QFieldas negali iš duomenų bazės tiesiai nusiskaityti failo, todėl mums tą reikia atlikti. Tai problemos ir registravimas. Ir pasirinkime, kad tai būtų Kugiso failas. Gerai, dar vienas dalykas, ką reikia pasidaryti, tai nukeliaukime į properties ir nusistatykime, kad šitas Kugiso projektas visus duomenis, kurie yra lokaliai pasiekiami, jisai pasiektų per reliatyvų kelią. Tai reiškia, kad jisai nekeliautų į PRC, user, Andrews ir taip toliau, o keliautų tiesiai į katalogą, kuriame ir pats projektas saugomas. Gerai, išsaugokime. Tam, kad galėtume naudotis QFieldu, mums reikalinga QFieldo sinchronizavimo įskiepis. Jį galime pasiekti per įskiepių direktoriją. Čia suvedę tiesiog QField. Rasite įskiepį, pasirinkite jį ir instaliuokite. Aš jau esu instaliavęs, nebeinstaliuosiu, bet kaip matote, atsisintimų kiekis ganėtinai įspūdingas, pusė beveik milijono ir vertinimas yra taipogi gana aukštas. Taip, ką mums reikia dar pasižiūrėti ir atlikti, tai vėlgi, kadangi čia priklauso labai irgi tam konfiguravimas nuo duomenų bazės konfiguravimo, tai pavyzdžiui pas mus buvo toks kaip ir problemų tipas ir problemų būsenos, tai problemų tipas yra nurodytas kaip enumeratorius ir problemų būsena irgi kaip enumeratorius su standartinė reikšme registruoti. Čia yra svarbu, kad enumeratorių kaip po tokių Kugisas negali persikelti į QFieldą, nes enumeratorius yra duomenų bazės dalis. Mes galime tai pakeisti labai paprastai, tiesiog nurodydami, kad turėsime šioje vietoje value map, tai yra panašiai, ką mes įpratę vadinti tai domeninėmis reikšmėmis ar kitomis. Tai belieka, jeigu norime pilnai susikonfigūruoti, tai iš duomenų bazės pasižiūrėti, kokius mes čia turėjom tos enumeratorius ir priskirti. Galima pridėti
Čia mes vėlgi dėl numeratorių naudojimo, tai vieni turi daug už, kiti prieš. Mūsų demonstracijoje buvo naudojama ankstesnėse, tai aš parodau, kaip jeigu jau ir naudojate, tai kaip vis dėlto pasiruošti tuos projektus, jeigu negalite numeratorius pakeisti, pavyzdžiui, lentelę, kuri būtų klasifikatorių panašiai. Okay. Vėlgi, jeigu jūsų domenų bazėje ir nėra numeratorių arba ten tipų, arba kaip jeigu įpratę naudoti terminą domenų, tai šitoje vietoje jūs galite tiesiog susikurti, tai QFieldo projektas ir QGISO projektas turės iškrentantį problemų sąrašą, vat kaip mano atveju. Būsenai mes numeratoriaus neperkelinėsim, nes mes nurodėm defaultinę reikšmę, kad bus registruota. Kaip ir viskas ok. Projektą išsaugome. Ką toliau mums reikia padaryti, tai atsidaryti QFieldo sinchronizavimo įskiepį ir pasiruošti package'ą QFieldui. Tai nurodykime tai ir štai mes esam štai čia. Taip, išsaugokime projektą. Gerai, čia gaunam žinutę, kad išsaugote čia, prašom nukopijuoti šitą folderį į QField device. Tai kitaip tariant, jūsų androidinį arba iOS-inį telefoną. Tai pas mane bus androidinis telefonas. Taip, tai nurodykime, kad failai turi būti perkeliami, ne tik telefonas kraunamas. Keliaujame internal storage, nurodome, kad tai bus Android, data ir įveskim čia QField. Čia turime failus, importuotus failus, čia senas projektas kažkoks buvo šiandien darytas. Tai susikurkime naują direktoriją, pasivadinkim demo 2.23.12.13. Ok. Ir mes tai, ką paruošėme, viską permetam į telefoną. Kaip matot, kas čia yra paruošta, tai QFieldo sinchronizavimo programėlė tiesiog išeksportavo jums GeoPackage duomenų bazę lokalę, ją sudėjo vektorinius duomenis, pasiruošė QGISO projektėlį ir dar čia keletą konfiguracijų. Ok, persikėlėm duomenis, tai dabar galime tęsti viską telefone. Čia patį QGISą kol kas galime užsidaryti netgi. Okay. Taip, tai telefone. Atsidarome QField programėlę. Atsidarome mūsų ką tik importuotą failą. Okay. Matome vizualizacija visa išlikusi tokia, kokią aš mačiau ir QGISO desktop'e. Galiu identifikuoti objektą, pasižiūrėti, kad, pavyzdžiui, problemų sluoksnis. Matom netgi ir pati forma susikonfiguravus tokia pat, kokią aš turėjau ir QGIS'e. Viskas gražiai atrodo. Trumpai apie nustatymus, tai čia turime meniu skirtą sluoksniams. Jeigu norite sluoksnio neberodyti, tai ilgiau palaikote ant jo. Atsiranda meniu, kur galite išjungti jį, pakoreguoti per šviečiamumą. Taipogi čia turite įvairių įrankių, kaip matavimo, eksportavimas į PDF, galite prijungti išorinį sensorių, tai GPS dažniausiai būna didesnio tikslumo ir panašiai. Apie tos konfiguravimus, manau, padarysiu aš dar atskirą video. Taip, tai mes pasirinkim problemų sluoksnį ir sakom, kad jį redaguosim. Pasirenkam, kad redagavimą ir įsijungia redagavimo režimas. Įprastai tai būna toks taikinukas. Ir įvedimas objektų gali būti dviejopas. Mes galime įvesti štai taip interaktyviai nurodydami objekto vietą. Čia ypatingai patogu, kai negalime tiesiogiai prie objekto prieiti.
galima pažymėti tą tašką ir taipogi mes galime nurodyti, kad redaguosime su pritraukimu arba netgi topologinį redagavimą įjungti. Tai ypatingai patogu, jeigu jūs turite, pavyzdžiui, redaguojate ribas kokias nors ir redaguojant vieną ribą, reikia redaguoti ir kitą ribą. Sakykime, tai kad vieną ribą redaguojant, po to mobiliame įrenginėje nereikėtų vargti ir paraleliai redaguoti gretimo, pavyzdžiui, sklypo ribą, tai tas topologinis režimas leistų vieną ribą redaguojant iš karto pakeisti ir susietų objektų ribas. Veskime keletą objektų, tai aš įvesiu pasižymėdamas interaktyviai. Sakau, pridėti objektą. Problemos pavadinimas, pavadinkim tai QField. Aprašymas problemos informacija, problemos tipas, tuos tipus, kuriuos įvedėm, paliktos šiukšlės, pavyzdžiui. Ok, ir čia tikrinimo laikas dabar. Pridėjome tašką, pridėkime dar kokį vieną, sakykime, iš mano buvimo vietos. Problemos tipas nelegaliai ir QField 2. Pavyzdžiui, yra aprašymas. Aprašymas testuojam. Gerai, tai objektai įvesti. Dabar vėl grįžime į mūsų kompiuterį ir sinchronizuosime įrašus su duomenų baze. Vėl atsidarykime savo Android telefoną. Android arba iOS telefoną. Taip. Keliaukime ten, kur įsidėję esam savo QField projektą. Files, projects. Ir persikelkim į kompiuterį. Vėlgi viską pasirinksiu ir persikelsiu. Ok, man daugiau telefono kol kas nereikės. Gerai, tai atsidarykime QGISo projektą, iš kurio eksportavome QFieldo projektą. Prašau prisijungimų prie duomenų bazės. Ok, kaip matom, mes ten įvedėm kažkur čia tos objektus. Tai ką mums reikia atlikti, tai sinchronizuoti. Mes keliaujam plugins, synchronize from QGIS. Taip, tai pasirinkime direktoriją, kurioje mes iš telefono persikėlėme atnaujintą versiją. Taip, import, pasirinkime direktoriją. Spauskime sinchronizuoti. Įvyksta sinchronizavimo procesas ir kaip matot, mūsų duomenys atsidarė. Dabar jeigu pasileistumėm projektą iš duomenų bazės, matom, kad tie objektai įsivedė, galim juos identifikuoti, pasižiūrėti. Taip, matom problemos pavadinimas, vėlgi galėjom nuotrauką pridėti, jeigu būtų noro, problemos tipai, būsenos, redagavimo įvedimo istorija. Taipogi, vėlgi, kitas objektas. Kadangi duomenų bazėje buvo numatytas ID sequences, tai ID automatiškai susipildė. Taipogi galima būtų nurodyti triggerio funkcijas, kad užsipildytų kiti laukai, kurie būtent galbūt lauko sąlygomis jos būtų nepatogu įvedinėti, pavyzdžiui, seniūnijas ir panašiai.
Tai toks sinchronizavimas. Dabar jeigu norėtumėt naują versiją, sakykime, susisinchronizavo duomenis, toliau dirbat savo kompiuteryje, vėl prireikia į laukus eiti, tai jūs vėl išeksportuojate Cofieldo projektą, įsidedate jį į telefoną, telefone redaguojat, vėl grįžę namo ar į darbo ofisą, persikeliat projektą iš telefono į desktopą ir susinchronizuoja duomenis ir toliau vėl gali dirbti desktopą. Tai sėkmingo naudojimosi QGIS ir Cofieldu.